Sveiki, bičiuliai, tai kaip įprasta noriu pasidalinti su jumis, į ką atkreipdėmėsi jau prasidėjusią savaitę. Taigi, pradedam nuo to, kad šiandien Marso planeta, jinai perėjo į žuvų ženklą ir susijungė ten jau su esančiu Merkurijum, Venera ir Rahu planeta. Marsas jisai paliko Saturną ir Saturno planetai tai palankiau, reiškia Saturnas jisai susijęs su kantrybė. Tai reiškia, kad dabar mes galim jausti tokios daugiau kantrybės, daugiau energijos, kada reikia kažkokius tai išbandymus, kaip sakant, iškęsti ar praeiti. Tai va, ir tuo pačiu tai reiškia irgi, kad gali būti tam tikri apribojimai, nes planetos gaunasi taip atsiduria tarsi tarp Keto ir Saturno. Ir mes galim jausti tam tikrus apribojimus. Tie apribojimai gali būti įvairūs, gali būti kažkokie tai valstybinių lygmenių ten apribojimai, kažkokie tai ribojimai. Gali pats žmogus kažkokiuose, galime irgi jausti kažkokiuose situacijose tokius tai apribojimus. Reiškia, viena iš tokių negatyvių sąjungų, tai Marso ir Rahu planeta, reiškia, jos susijungia. Ir ta jungtis tų planetų bus iki birželio 1 dienos, tai sakykime, dar geras mėnuo. Ir ta jungtis, jinai ką gali duoti, iš esmės tai ir Marsas yra ugnis, kova, karai ir Rahu planeta visokie tai netikėtumai. Tai va, dėl to tai reiškia, kad kariniai konfliktai jie gali išlikti, tęstis toliau, kol kas, sakykime, tuo visų periodų vykti, kas liečia ir Rusiją, Ukrainą, Iraną, Izraelį, gali būti irgi ir tarp kitų šalių, kur ten yra įtampa. Ir ta jungtis gali irgi padaryti kažkokią tai žalą, kas susijęs su žemės ūkiu, nes Marsas jisai susijęs su žeme. Todėl kažkokios tai problemos gali būti dėl gamtos stichijų. Aš apie jas dar paminėsiu. Kariniai konfliktai, jie gali būti antroji gegužės pusė, ten 17-20 dieną tokie, kažkokios tai situacijos gali netgi būti didesnės būtent tom dienom. Marso ir Rahu planeta atsidurs tokiuose ypatingai nepalankiuose padėtyse. Ir kadangi tos planetos susijungia žuvų ženkle, tai vėlgi žuvis, jeigu paminat, kaip kalbėjom ir apie Saulės užtemimą, kad tai susijęs su vandens stichija, jos problemom, tai vėlgi gali atsirasti tam tikros irgi problemos. Kažkur tai gali kai kuriuose vietose lietaus padaugėti, kai kur lietaus gali sumažėti ir dėl to gali kenkti derliui, kažkokios tokios situacijos. Taip pat tas užtemimas, jisai vėlgi gali, reiškia, kaip vandens stichijos, vėjas, audros, kentėti vėlgi vandens telkiniai, reiškia, kažkokios tai karinės ten operacijos ar konfliktai irgi gali būti vandenį. Sakykime, ta kombinacija tų planetų, jinai tiesiog patvirtina, apie ką kalbėjom per Saulės užtemimą. Reiškia, kol kas tai tęsės. Reiškia, mums apskritai šiuo metu, tas periodas ilgas, reikėtų nesivelti kažkokius tai konfliktus, pykčius, nepasiduoti kažkokiom tai negatyviom emocijom, išlaikyti tokį, sakykime, tokį ramų protą, nepasiduoti kažkokiom tai irgi provokacijom. Toliau taip pat nuo šiandien, reiškia, nuo šiandien gaunasi irgi susijungia iki 28 dienos, balandžio nuo 22 iki 28 irgi Merkurijus su Rahu planeta irgi atsiduria nepalankiuose padėtyse. Tai vėlgi Merkurijus Rahu gali suaktyvėti oro stichiją, ten vėjas ir panašiai, kažkokios tokios gali būti stichinės problemos tom dienom. Gali kažkokios tai machinacijos, apgaulės
sutrikimai su informaciniam technologijom, elektronika, tokie gali būti sutrikimai. Gali ten ypatingai suaktyvėti vairūs ten sukčiai, visokie ten telefoniniai ir panašiai. Gali kentėti nervinė sistema dėl kažkokių tai baimių atsiradusių, tokių padidėjusių. Ir tokie gali būti iliuzijos kažkokios ar tokie kaip priemami ne visai teisingi sprendimai. Tai vėlgi stenkitės nepasiduoti irgi kažkokiam, sakykime, neapgalvotam sprendimui tom dienom. Tai tokia taip savaitė prasideda ir dėl to, apskritai ši savaitė kažkokius tai kasdienius darbus, ten viskas yra su jais tvarkoj, galima ten juos kaip ir daryti, bet stengtis nepasiduoti kažkiam tai impulsyvui, tai praktiškai kas susijęs su visom savaitės dienom. Ir bus dar rytoj mes turėsim pilnatį ir pilnatis ypatingai irgi palanki būtų sodinimu, kas dar ten leidžia oro sąlygos įprastai arba ten namuose, jeigu kažką tai jūs planavot sodinti, yra palanku sodinimo darbams, sodininkystė. Ir šiuo visų laikotarpiu trumpai irgi pakomentuosiu, ką atkreipti dėmesį visiems zodiako ženklams. Zodiako ženklams, kad pasitikslinti savo zodiako ženklą, galite irgi mano internetiniam puslapį, šitą nuorodą įdėsiu, kur yra asmeninis horoskopas ir pasitikslinti ten, koks jūsų ascendentas arba mėnulio ženklas. Pagal juos galima orientuotis, į ką atkreipti dėmesį. Avinams tuo laikotarpiu gali būti kažkokios tai išlaidos arba netikėtos arba net neplanuotos, baimės, kažkoks tai nerimas gali atsirasti, gali būti irgi kažkokios tai kelionės. Ir tuo laikotarpiu irgi vertėtų nepasiduoti kažkokiam tai impulsyvui, sakykime, impulsyvui arba kažkokiam tai situacijom, ten kur rizika kažkokia tai yra, nerizikuoti be reikalo, jeigu ten, tarkim, reikia kažkur tai, skubėti, geriau neskubėti, reaguoti viską pakankamai ramiai. Jaučiams svarbu tuo periodu nesipykti su vyresniais, ten giminėm, artimaisiais, draugais, tokie irgi gali būti kažkokios tai konfliktinės situacijos dėl jūsų norų, tai atkreip dėmesį irgi savo norus. Galbūt ten yra kažkokie tai norai, kur jūs juos norit labai išpildyti, bet dėl to gali būti galbūt daug konfliktų ar kažkokių tokių situacijų, kurios gali jums duoti po to kažkokios tai problemos. Dvyniams bus daugiau energijos tuo periodu iki birželio 1 sutelkta daugiau, kas susijęs su darbu. Tai darbo srity, ten gali būti su kolegom, su bendradarbiais, taip reikės daugiau energijos ir gali būti kažkokios situacijos galbūt netikėtos, arba spręsti reikia netikėtas situacijas, arba spręsti kažkokius tai konfliktus gali tekti. Tiesiog stenkitės irgi tą laiką praeiti ramiai, kad po to nereiktų dėl kažkokių tai veiksmų gailėtis. Vėžiams šiuo periodu gali tekti spręsti irgi galbūt kažkokius tai klausimus susijusius su valstybinėm įstaigom. Vėlgi irgi ir su vadovais, galbūt tėvui reikės daugiau dėmesio skirti, arba ten su mokytojais, su dėstytojais irgi kažkokius tai klausimus galima spręsti, arba jiems gali būti irgi kažkokios tai situacijos, tokios susijusios su problemom. Bet bendrai geras laikas įvairiems tokiems kaip dvasiniams klausimams, egzistenciniams klausimams, ieškoti juos atsakymų. Liūtams gali būti įvairios tokios irgi situacijos, galbūt kur netikėtos, kur tokios rizikingos situacijos, tai irgi susilaikyti nuo kažkokios tai rizikos, nuo kažkokių tai sprendimų, kur galėtų nukentėti jūsų sveikatą, kur gali būti kažkokie tai nemalonumai, vengti kažkokių tokių situacijų,
skirti daugiau laiko dvasiniai praktikai, kad tas laikas jis taip praeitų ramiau, kad kažkokių išvengti, stengtis nemalonumų, skirti daugiau laiko irgi savo sveikatai. Mergelėms gali būti daugiau visokių situacijų susijusių su arba antrąja pusė su santykiais arba su kitais žmonėm, kada kažkoks tai pyktis, impulsyvumas gali pasireikšti. Tuo metu kažkokius tai konfliktų santykiuose gali tekti spręsti ir svarbiausia nepasiduoti emocijų, jeigu ten norėsis ten susipyks, stengtis galbūt nepasakyti dabar kažkokių tai negatyvių dalykų, dėl ko reikėtų paskui gailėtis, neskubėti su skyrybom. Reiškia, stengtis irgi tą laiką galbūt kažkaip tai pralaukti ir po to galbūt ateis kažkas tai šviesesnės mintis. Svarstyklėms gali būti nesusipratimų irgi su, kaip gali būti ar kažkokie tai priešai ar konfliktai su kaimynais. Gali būti kažkokios tai problemos su skolom, kažkam galbūt reikės atiduoti skolą. Taip pat nevertėtų skolintis ir kažkam tai skolinti irgi. Taip patingai tuo periodu, kažkokios tai gali būti baimės, galbūt kažkokie tai nusivylimai. Reiškia, stengtis irgi praleisti tą laikotarpį ramiai, prižiūrėti irgi savo sveikatą, nesivelti kažkokius tai ginčus, konfliktus. Skorpionams šiuo laikotarpiu tektų daugiau skirti laiko savo vaikams, būti jiems dėmesingesniems, labiau juos išklausyti, būti tokiems jums nuolaidesniems, tai jiems kantrybės daugiau. Ir jeigu kūrėt kažkokius tai santykius, ar čia planuojat santykius, tai irgi nepasiduoti aistrai, neįsivelti kažkokius tai meilės nuotykius. Labai neskubėti, reiškia irgi priminėti kažkokių tai rimtų sprendimų. Šauliai gali spręsti kažkokius tai klausimus tuo periodu susijusius su nekilnojamu turtu, su namais. Vertėtų irgi būti atsargesniems vairuojant. Gali būti tokia vidinė būsena, kelti daugiau tokio nerimo, nepasitenkinimo, noras galbūt keisti ten gyvenamąją vietą greičiau ir panašiai, tai irgi vertėtų nepasiduoti kažkokiom tai negatyviom emocijom, stengtis įvertinti viską blaiviai. Ožiaragiams gali būti daugiau nesutarimų su draugais arba su broliais, su seserim kažkokios, tai gali tekti spręsti konfliktinės situacijas. Tai irgi reikės mokytis komunikuoti, nepersistengti, kaip ir dėti pastangas, bet irgi dėti, sakykime, taip su protu, nepasiduoti emocijų. Vandeniam gali tekti spręsti kažkokias tai irgi situacijas šiuo metu su šeimos nariais, kur reikės stengtis kontroliuoti savo kalbą, kad nebūtų konfliktų, kažkokius tai galbūt klausimus gali tekti spręsti su finansais ir dėl to gali būti kažkoks tai konfliktas. Norėsis irgi galbūt taip labiau, sakykime, kontroliuoti kitus savo kalbą ar kažkaip tai paveikti kitus, galit prikalbėti kažko tai kitiem, ko nereikia, tai stenkitės irgi būti kaip ir ramesni. Ir žuvims noras gali būti labiau taip kaip realizuotis, išreikšti save, kažką tai rodyti kitiems, tokios ambicijos gali jūs labiau valdyti, noras tokio pripažinimo daugiau. Tai vėlgi, kad svarbiausia, kad tai nebūtų emocinių tokių lygmenių, tokių skubotų sprendimų nepriiminėkit, stenkitės kontroliuoti savo norus, venkit irgi kažkokio tai pykčio, agresijos prieš kitus. Ir taip pat dar šią savaitę Veneros planeta, jinai pereina į Avino ženklą, susijungia su Jupiteriu, Venera jausis geriau, todėl tai bus toks laikas palankesnis svarstyklėm jaučiam ir tuo pačiu mums, kai susijungs du mokytojai, apart negatyvios kombinacijos, apie kurią minėjau, kad ten Marsas su Rahu, tai bus dvi palankios planetos kartu ir
dėka to mes galėsim irgi rasti kažkokius tai problemų sprendimo būdus, nepaisant to, kokios tos problemos būtų. Tai va, tai to visiems ir linkiu, kad ir visas šis periodas ir visą savaitę praeitų sklandžiai, prasmingai, ramiai, kad jūs rastumėt vidinę ramybę ir atsakymus į savo gyvenimiškus klausimus. Tai dėkoju, kad klausėt, būkit laimingi ir sakau iki pasimatymo kituose video.